O štai dabar orai visiems kraunantiems lagaminus ir keliaujantiems į tolimąjį saulėtąjį užsienį. Jeigu dar neapsisprendėte, kur važiuoti, manau, kad po mūsų šios orų prognozės tikrai nebeliks jokių abejonių ir artimiausiu metu išsirinksite patį geriausią variantą. Todėl pačioje pradžioje pasižiūrėkime, kągi sinoptikai žada Egipte, ar tarkim Tunise. Štai Hurgadoje rytoj, pasak sinoptikų, termometrai turėtų rodyti net apie 39 laipsnius šilumos. O štai Tunise bus šiek tiek vėsiau, bet irgi pakankamai šilta, 37. Tuo tarpu Turkijos kurortuose dienos saulėtos ir šiltos. Antalijoje, kurios kurortai tęsiasi net apie 200 km palei Viduržemio jūros pakrantę, rytoj oras įkais iki 38 laipsnių šilumos, o štai Marmaryje bus 31. Keliaukime dabar į Graikiją. Didžiausioje šios šalies saloje Kretoje rytoj vidurdienį bus nei per karšta, nei per šalta. Taigi termometro stulpeliai rodys 28 laipsnių šilumos. Na, o Chalkidikėje, kurią pasak padavimo Poseidonas su savo trišakiu suskaldė į 3 pusiasalius, bus vėjuota ir temperatūra įkais iki 33 laipsnių. Taigi ir karščių netruks, ir gaivaus vėjelio. Na, o Rodo saloje termometrai rodys 1 laipsniu mažiau. Keliaukime dabar į Bulgariją. Čia atostogaujantis gali ramiai mėgautis gerų orų. Rytoj vidurdienį čia termometro stulpeliai taip pat rodys daug, 31 laipsnių aukščiau nulio. Užtat Kroatijos dangų rytoj turėtų dengti debesys. Na, bet oras vis tiek sušils iki 30 laipsnių, o naktį čia prognozuojama net ir perkūnija. Tikrai turėtų įspūdingai atrodyti. Tuo tarpu didžiausioje Ispanijos saloje Maljorkoje rytoj oras puikus, 32 laipsniai, juk ne veltui per metus čia apsilanko net apie 20 milijonų poilsiautojų, kurių tarpe galite būti ir jūs. Barcelonoje termometro stulpelis nekils taip aukštai, čia sinoptikai prognozuoja 29 laipsnius aukščiau nulio. Taigi atostogos, regis, bus tikrai puikios, kurie netrukus jau keliaus. Novaturas primena, kad dabar užsienio kurortuose palankios kainos ir tikrai geri orai. Naudokitės progą, nes vietų skaičius ribotas, taigi gražių ir turningų kelionių svečiose šalyse.